Sveiki, gerbėmiai. Šiandien pristatau jums juodųjų serbentų veislės Jadrionaja sodinukus. Jadrionaja jūs jau žinot, kad tai labai stambios uogos. Viena uoga kaip 1 litro dydžio. Ir dabar sodinukai. Čia vienmečiai sodinukai, kurie pavasarį buvo dauginami žaliaisiais auginiais. Pavasarį buvo pasodinti į šios podelius, jie čia įsišaknijo ir štai šitaip užaugo. Kuo geri sodinukai, kurie augo podeliuose su uždara šaknų sistema. Tai reiškia, kad šį sodinuką jūs galite sodinti dabar su lapais ir vasarą, ir rudenį, ir pavasarį, ir netgi vasarą. Todėl, kad jūs visiškai nepažeidžiat šaknų sistemos iškasant sodinuką iš žemės. Todėl čia su visais šaknimis, va šitaip jūs sodinat augalą į žemę. Jis visiškai negauna jokio streso nuo iškasimo. Čia garantuotas prigijimas, 100% garantuotas prigijimas. Jūs dabar sodinat, pavasarį jis startuoja, vasarą per vasarą užauga labai gražus krūmas. Kažkas pasakys, bet turguje arba mugėje aš mačiau štai tokius krūmus didelius, dvimečius. Tačiau aš jums pasakysiu iš karto tiesiai, kad pasodinus šį sodinuką ir pasodinus dvimetį štai tokį sodinuką, kurio šaknis visos liko žemėje, tai rezultatas bus tas pats. Jūs apsiriksit, jeigu galvosite, kad pasodinus didelį krūmą, jūs gausite geresnį ir greitesnį rezultatą. Ne. Jūs matėt, kad serbentų sodinukus parduoda skirtingai. Didelius, labai didelius, mažus, dar mažesnius. Arba podeliais. Sodinukas podeliuose. Jis tikrai nedidelis yra, tačiau turi savų privalumų. Iš karto pasakysiu, kad ir tas sodinukas bus geras, aišku, jeigu nebus išdžiovintas. Ir didelis sodinukas geras, ir vidutinis, ir mažas yra geras. Visi jie turi savo privalumų, savo trūkumų. Čia yra svarbiausia, kaip jūs pasodinsite. Didelį sodinuką labai svarbu teisingai pasodinti. Ir dabar apie tai pakalbėsim, ar aš pavaizduosiu. Ir paimam pirmąjį variantą. Dvimetis kartais parduoda netgi trimečius, bet trimečius tikrai neverta pirkti sodinukus. Dvimetis sodinukas. Medelinė daroma taip, sodinamas ugelis į žemę, tiesiog. Štai toks ugelis sodinamas tiesiai į žemę. Per vasarą jis spėja įsišaknėti ir štai šitaip užaugti. Čia yra 1 metų sodinukas. Rudenį jis turi vieną kitą porą jau šakučių, kažkiek šaknų, čia yra toks ugelis. Toks sodinukas, vienmetis sodinukas. Jeigu medelinė pirmais metais jį nepardavė, jį palieka 2 metams ir 2 metais jis užauga, aišku, didesnis. Jeigu medelinė teisingai prižiūri, tai tada po 1 metų pavasarį nukerpa visus vienmečius sodinukus ir tada 2 metais užauga labai gražus dvimečiai sodinukai, turintys daug šakų. Taigi 2 metais šitas sodinukas iškasamas iš žemės, iš medelino. Kas tada atsitinka? Toks sodinukas jau turi daug šaknų, nes turi didesnį viršutinę dalį, bet ir požeminę dalį turi didesnę. Tačiau, kada su kastuvu arba su technika medelinė iškasamas šitas sodinukas, kas atsitinka? Jam pašalinama labai daug šaknų yra. Nes kitaip iškasti negalima. Jūs matėt, kad mes pašaliname daugiau negu 80% šaknų. Jeigu darbininkas sąžiningas, jis pasistengs išgauti kuo daugiau palikti šaknų. Jeigu ne, kuo greičiau iškasti, tai jis palieka labai mažai šaknų. Ir tokį sodinuką jūs perkat. Vėlgi aš sakau, kad čia nėra blogai. Tačiau, jeigu jūs nusipirkat tokį sodinuką, jis labai didelis, gražus, ir sumokat, aišku, jūs sumokat truputį daugiau pinigų šitą sodinuką, tačiau jeigu jūs
taip ir pasodinsit iki čia į žemę, ir nieko daugiau nedarysit, bus blogai kas? Šaknų mažai, viršutinė dalis didelė. Bus daug pavasario lapų, sausra, ir šaknys nespės, mažai šaknų, jie nespės maitinti viršutinę dalį. Ir tada krūmas skurs, neauks, jis netgi gali žūti. Taigi, pasodinus šitokį krūmą, turintį mažai šaknų ir didelį viršutinę dalį, ką reikia padaryti? Reikia tiesiog labai stipriai patrumpinti šakas. Jo, štai taip. Kaip tai neatrodytų žiauru, bet reikia padaryti taip. Virš žemės ant kiekvienos šakutės reikia palikti 1-2 pumpurus. Galima 3. Tuo užtenka pilnai. Ir dar galima pasodinti truputį giliau, negu auga medelinė. Iki čia pasodinti ir nukirpti. Ir tada šitas sodinukas per vieną sezoną, per vasarą vėl užaugins labai gražų krūmą. Su šitais vienmečiais sodinukais maždaug atsitinka tas pats. Irgi, kada iškasa šitą sodinuką, pašalina labai daug šaknų. Tačiau, kadangi čia pirmametis sodinukas, čia liks daugiau smulkiųjų šaknų. Jie labai yra svarbus ir todėl čia santykis tarp viršutinės dalis ir apatinės bus geresnis. Lieka daugiau šaknų, daugiau procentų šaknų, nežiūrint į tai, kad viršutinė dalis mažesnė. Kaip sodinam šitą sodinuką? Taip pat truputį giliau ir taip pat nukirpam šakutės. Taip pat paliekam 2 arba 3 pumpurus. Kitais metais, nuo pavasario per vasarą, iš kiekvieno pumpuro užaugs šakutė, dar iš žemės čia užaugs šakutės, nes čia irgi bus pumpurai, ir gausis štai toks krūmas. Jis gausis toks pats kaip ir šitas. Šitas pagal stiprumą bus toks pats. Kodėl? Todėl, kad čia buvo palikta daugiau šaknų. Čia šaknų bus tikrai mažiau. Ypač mažiau bus šitų smulkiųjų šakučių, kurie lieka žemėje čia, kada mes iškasam krūmą. Čia lieka tik stambus šaknis. Na ir trečias variantas. Taigi išaiškinom, kad už šitą variantą jūs mokėsite brangiausiai, už šitą truputį pigiau, jis atrodys mažesnis, šitas didelis čia, tai jau bus rezultatas, bet tai visiškai nieko negarantuoja. Rezultatas bus tas pats, tikrai. Ir trečias variantas. Štai šitas. Mažiausias yra. Ir palyginus su tuo atrodo niekaip. Čia mažas, kada jis užaugs, koks čia sodinukas, kas iš jo gausis. Bet pažiūrėsim, kas gausis šito sodinuko. Esmė šitų sodinukų yra ta, kad visos šaknys čia lieka su sodinuku, jos persodinamas 100% kartu su sodinuku. Čia viskas lieka kartu. Mes nepašalinam ne vieno šaknies. Čia yra labai svarbu. Reiškia, po persodinimo augalas negauna jokio streso. Tarp kitko, tokius augalus galima sodinti ir pavasarį, ir anksti pavasarį, ir vėlyvą pavasarį, netgi vasarą ir rudenį. Negalima sodinti tik tada, kada sušala žemė. Man teko sodinti 0,5 hektaro plantaciją juodųjų serbentų gruodžio mėnesio vidury. Buvo labai geras oras, aš pasodinau tą plantaciją, iki šiol puikiausiai dera. Taigi žiūrėkit, dėl to, kad pas mus lieka visi šaknis čia, vėlgi mes sodinam truputį giliau. Visada juodųjų serbentų sodinukus sodinkite truputį giliau. Ir vėl sodinam truputį giliau. Kadangi čia truputį patrumpinam,
Sodinam iki čia, truputį patrumpinam viršūnėlę ir iš kiekvieno pumpuro pavasarį startos labai gražus šakutės, labai gražus ūgliai. Taigi, iš čia startos ūgliai, iš čia. O kadangi mes paliekam visas šaknis, rezultatas gaunasi tas pats. Taigi jūsų yra pasirinkimas, kokį sodinuką pasirinkti. Ar šitą. Kaip jūs matot, taip ir yra. Rezultatas bus vienodas. Dar vienas mažas privalumas, kad čia yra 100% prigijimas. Tos sodinukus dažnai vežinėja maišuose, džiovina, veža į turgų, po to atgal, vėl į turgų, vėl atgal. Patikrinkit labai gerai, kad šitie sodinukai būtų neišdžiovinti.